Klausau. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Iš Vilniaus televizijos skambinu. Mano Taip. pavardė Andrulenas. Noriu užduoti keletą klausimų. Galbūt Taip. galėtumėte ir iš karto atsakyti. Žinokit, iš karto tai neatsakysim. Prašysiu vis tiek, kad atsiųstumėt, nes ši diena yra ir įtemptesnė, tai iš karto nepavyks. Surinksim atsakymus ir tuomet atsakysime. Tai Būtų galbūt geriausia, kad nereikės atsiųstumėt. jokios statistikos, gal jūs tiesiog atminti viską žinot. Norėjau paklausti, koks jūsų yra organizacijos biudžetas metinis. Gal žinot skaičius? Aš prašysiu vis tiek, žinokit, jūsų pateikti klausimus, tokia mūsų yra komunikavimo su žiniasklaida tvarka, tai mes jas laikysimės ir atsiųskite klausimus, atsakysime Ir jums. kiek laiko jūs atsakysit? Jeigu ne šiandien, tai pirmadienį atsakysim, žiūrint, kokie tie klausimai bus. Jeigu reikės surinkti daugiau informacijos, tai užtruks, o jeigu iš karto matysime, kad galim, tai atsakysim kaip galima skubiau. Supratau, ir kitas klausimas, bet aš parašysiu jums elektroniniu paštu. Ir kitas klausimas, kokios jūsų pajamos yra iš miško kirtimo, iš pardavimo miško plotų. Tai būtų du klausimai, žodžiu, kokias pajamas. Bendros pajamos ir konkrečiai iš kažkokių dalių pajamos, ar ne? Tai parašykite tos klausimus. Dalių, bet bendras, kiek jūs uždirbot iš savo komercinės veiklos, iš veiklos, o ir koks yra biudžetas. Na, o kitas tai turbūt jau Šiaip tie duomenys yra vieši, mūsų skelbiami, bet galėsim pateikti. Taip, jūs paklauskite, raštu atsakysim. Taip, o galbūt sakykit, gal yra svetainė kažkur tai nuoroda, vat, kad ir viskas yra parašyta, nereikės čia jums nei Yra veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos, žinoma, kad jos yra viešos, viešinamos pagal įstatymų nustatytą tvarką ir visus duomenis galite ten paimti, bet jeigu norite, galim surinkti ir mes. Tai aš lauksiu tuomet klausimų elektroniniu paštu. Gerai, dabar dar paskutinis klausimas, tik tai žinote šiandien turbūt, kad prie Seimo vyksta mitingas, protesto mitingas dėl miško kirtimų. Jūs kaip organizacija esate informuoti apie tai, kad bus toks renginys? Galite klausimą suformuluoti elektroniniu paštu, atsakysime visus klausimus, kaip minėjau. Negalite atsakyti dabar, ne? Aš taip nesakau. Aš norėčiau, kad jūs elektroniniu paštu pateiktumėt klausimus. Tai matot, jūs atsakysite, jau mitingas bus praėjęs. Na, gerai, paskutinis klausimas. Dalyvausit mitingė ar ne jūs? Kaip atstovai? Užduokite klausimus elektroniniu paštu, atsakysime jūsų klausimus. O sakykit tada, kuomet yra, dėl ko yra Aš jūsų klausimų laukiu elektroniniu paštu, dėkoju už supratimą. Tai pasakykit dar man vieną atsakymą. Telefono numeris nurodytas yra kokiu tikslu? Prašau, pateikite klausimus elektroniniu paštu ir mes visus klausimus jūsų atsakysime. Jūs nenorit komentuoti net ir tos informacijos, kad šiandien vyksta mitingas ir ar dalyvaus jūsų atstovai? Aš taip nesakiau, jūs taip pasakėt. Tai jūs informacijos telefonu neteikėt, kaip suprantu, ar ne? Aš prašau jūsų pateikite klausimus elektroniniu paštu ir mes juos atsakysime. O jūs su visais taip atstovais bendraujat, ar čia tik tai man ypatingą dėmesį rodot? Pas jūs yra tvarka tokia, taip, kad visi atsakymai tik tai elektroniniu paštu, taip? Tokia tvarka. O sakykit, kur ta tvarka yra, jinai aprašyta, kažkur nurodyta, ar čia jūs taip sugalvojat, ar jums taip pasakė bendrauti su žiniasklaida? Yra kažkokia tai vidaus dokumentas, kad aš galėčiau pamatyti? Prašau, pateikite klausimus ir atsakysime juos elektroniniu paštu. Ačiū už skambutį. Gražios dienos.